Morning to everyone. Labas rytas visiems. 2 weeks ago, the ministers of the church heard a sermon from another Baptist pastor here in Lithuania. Prieš 2 savaitės tai šios bažnyčios tarnautojai išgirdo vieną pamokslininko pamokslą, kuris tas pamokslininkas yra iš Lietuvos. The sermon was difficult to listen to. Ir tokį pamokslą sunku klausytis. In fact, I would say that it was offensive. Ir galiu pasakyti, kad tai įžeidžiantis pamokslas. Because the sermon contained much wrong theology. Nes pamoksle buvo daug neteisingos teologijos. At the time, I was preparing quite a different sermon for this morning. Tuo metu aš jau planavau kitą pamokslą šiai dienai. But after I heard that sermon, Bet kai po to išgirdau aš tą pamokslą to žmogaus, I realized that it was necessary for me to change my theme aš supratau, kad reikia pakeisti temą man. so as to offer a response. Taigi šiandieną bus toks kaip atsakas. There were many errors in the sermon that we heard. Ir pamoksle, kurį girdėjome, buvo daug klaidų. But I don't have the time to address each one, even though I would like to do that. Aš norėčiau pažvelgti kiekvieną klaidą, bet neužtektų laiko. There's a lot of passages, very specific passages, that I'd like to go into and study. Labai yra daug konkrečių rašto vietų, į kuriuos norėčiau eiti ir studijuoti. But what I've decided to do is the best way that I can respond to this sermon Bet ką aš nusprendžiau geriausiai, kaip aš galiu atsakyti į tokį arba reaguoti į tokį pamokslą, is to address the fundamental problem yra in the message. susikoncentruoti, kokia yra pamatinė problema toje žinioje. Because there is a fundamental error that was present. Nes per tą pamokslą buvo pasakyta daug tiesų, bet yra pamatinė problema. In the churches of Lithuania, there is a controversy of which we are part. Ir Lietuvos bažnyčioje yra tam tik krikščionybėje yra prieštaravimas, kur dabar šiandieną mes gyvename. The sermon that we heard was evidence that there is a great struggle with a certain doctrine of Scripture. Ir pamokslė, kur mes klausėmės, tai yra įrodymas, kad yra neteisingai suprantama tam tikra doktrina iš rašto. At the root of the controversy is involved the sovereignty of God. Ir pati šaknis, kur yra priešingybė, į ta šaknis yra susijusi su Dievo suverenumu. And this controversy is foundationally important. Ir ta priešingybė yra iš pamatų svarbi. Because our view of God directly affects the rest of our theology. Nes toks, koks yra mūsų požiūris į Dievą, tai ir tiesiogiai įtakoja visą kitą mūsų teologiją. If our view of God is wrong, the rest of our theology will be in danger. Jeigu mūsų yra neteisingas supratimas į Dievą, kaip mes jį suprantame, tada visa kita mūsų teologija yra pavojuje. And if the foundation is weak, the house will crumble. Nes ir jeigu pamatas yra silpnas, pastatas yra netvirtas. Idolatry begins with one wrong thought about God. Stabmeldystė prasideda nuo to, kai yra viena neteisinga mintis arba supratimas apie Dievą. There were many errors in this sermon, Buvo pamoksle daug klaidų, but each one can be traced back to a fundamental misunderstanding of God's nature and character. bet kiekviena iš jų kyla iš pamatinio nesupratimo, kokia yra Dievo prigimtis. The main idea of this sermon, that God's will is not always fulfilled, Ir to pamokslo pagrindinė mintis buvo, kad Dievo valia ne visada įvyksta. and that God is not absolutely free to exercise His will in any circumstance. Ir taip pat, kad Dievas ne visose aplinkybėse yra laisvas elgtis pagal savo valią. Or that man can stop God or slow God down from fulfilling His purposes. Ir taip pat buvo pasakyta, kad žmogus gali sustabdyti Dievą arba žmogus gali sulėtinti Dievą nuo to, kad Dievas įvykdytų savo tikslus. Blasphemy. Ir šitos visos mintis yra piktžodžiavimas. It is clear that this controversy also involves the freedom of man. Ir aišku, kad šitas priešiškumas į jį įeina žmogaus laisvė. And it doesn't matter if God's freedom is restricted at all. Ir nesvarbu, kad
kad ir kiek Dievo valia, Dievo laisvė būtų apribota, as long as man is absolutely free of God's control, ir tol, kol as long as it doesn't matter if God's freedom is restricted, as long as man has absolute freedom. Ir su to pamokslu buvo sakoma, nesvarbu, kiek mes apribojame Dievą, viskas yra gerai, kol žmogus turi visą kontroliavimą. And this idea of man's freedom, his sovereignty, Ir ta mintis apie žmogaus laisvę, apie žmogaus suverenumą is one of our greatest theological idols yra vienas iš didžiausių mūsų teologinių stabų. when it stands directly opposed to God's sovereignty. Kai tas stabas tiesiogiai atsistoja priešpriešoje su Dievu. I see the conflict in Lithuania is growing Aš matau, kad tas konfliktas Lietuvoje auga, as some Christians in Lithuania are fighting so hard to preserve this idea, this falsely noble idea of man's independence from God. kai kurie tikintieji krikščionys Lietuvoje taip stipriai kovoja iškelti tą mintį apie susikoncentravimą į žmogų. But this is not unexpected, Bet tai nėra netikėta situacija. because what we see in Scripture is that man's pride is directly opposed to God's sovereignty. Nes ką mes matome iš rašto, tai žmogaus išdidumas labai natūraliai jis yra priešiškas Dievui. We know that's true because God's word says so. Mes žinome, kad tai yra tiesa, nes Dievo žodis taip sako. And we also know that's true because we can see it in our own hearts as well. Ir taip pat tai yra tiesa, nes mes tai matome savo širdise. Turn with me, if you would, to the book of Isaiah. Atsiverskime Izaijo knygą. And I've titled my sermon, The Absurdity of Man. Ir aš savo pamokslą pavadinau žmogaus absurdiškumas. Isaiah 29, and we will look in verse 16. Izaijo 29 skyrius ir 16 eilutė. You turn things around. Shall the potter be considered as equal with the clay, that what is made would say to its maker, he did not make me? Or what is formed say to him who formed it, he has no understanding. Jūs iškreipiate dalykus. Argi puodžius gali būti laikomas lygiu moliui? Ar kūrinys sako apie savo kūrėją, jis nesukūrė manęs? Ar daiktas kalba apie tą, kuris jį padarė, jis nieko nesupranta? This passage is supposed to strike us with man's absurdity before God. Šitą rašto ištrauką turi mums suduoti tokį smūgį, kad mūsų žmogiškumas yra absurdas prieš Dievą. That man, the pot, would say to the potter, Kad žmogus kaip kūrinys, kaip indas sakytų savo kūrėjui, he did not make me. jis nesukūrė mane. He has no understanding. Kad Dievas neturi jokio supratimo. The verse begins by saying, you turn things around. Eilutė prasideda, jūs iškreipiate dalykus. And that is what we are seeing in some of the preaching here in Lithuania. Ir Lietuvoje, kai yra pamokslaujama, tam tikrais atvejais matome tai. Is that people are thinking of God as existing on the same plane that they are, the same level. Žmonės pradeda mąstyti apie Dievą, kad Dievas yra tokiame pačiame lygyje, kaip ir tie žmonės. And by their teaching, they bring God down and they bring man up. Ir savo mokymu žmonės nužemina Dievą, o save iškelia. Man's every thought of God should be marked with reverence and awe and fear. Man's every thought of God must be. Žmogaus kiekviena mintis apie Dievą turi būti su pagarba ir garbinimu. Because he is the one who has made us. Nes jis yra tas, kuris mus sukūrė. And supplies us with every breath that we take. Ir taip pat Dievas aprūpina mums kiekvieną oro gurkšnį. If God is not sovereign, Jeigu Dievas nėra suverenus, then who is? tada kas yra suverenus? Is man sovereign? Ar žmogus suverenus? Can man defeat the purposes of God? Ar gali žmogus nugalėti Dievo tikslus? If you listen to the sermon, according to what he taught, Jeigu paklausytume to pamokslininko, ką jis pamokslavo, the answer to that would be yes.
Atsakymas jo klausime ir žinioje buvo taip, žmogus gali sustabdyti. That somehow man's will can trump the will of the Creator. Kad kažkokiu būdu žmogaus valia gali turėti virš kūrėjo. If you say that the Father, God the Father, has purposed the salvation of every living person, Jeigu tu sakai, kad Dievas kūrėjas turėjo tikslą išgelbėti kiekvieną gyvą organizmą, žmogų. that the Son, God the Son, died with the intention of saving every living person. Kad Dievas sūnus mirė su noru išgelbėti kiekvieną gyvą asmenį. And God the Holy Spirit works in the world trying to bring every living person to faith. Ir taip pat, jeigu sakai, kad šventoji dvasia, Dievas dirba pasaulyje, bandydamas išgelbėti kiekvieną asmenį. When, as a matter of observation, Ir, we observe ir mes galime pamastyti, that a great mass of people presently are dying in their sins. kad šiuo būtent momentu didelis žmonių skaičius tiesiog miršta savo nuodėmėse. And are passing into a hopeless eternity. Ir taip pat jie eina į beviltišką amžinybę. That is to say, Ir jeigu toks tavo supratimas, tai reiškia, if that is true, that God is disappointed tai reiškia, kad Dievas yra nusivylęs and dissatisfied ir jis yra nepatenkintas and defeated. ir jis yra nugalėtas. Now, perhaps I've said that in a clumsy way, Galbūt tai sunkoka sakinio struktūra buvo, but the conclusion is the same. bet išvada yra ta pati. If God is trying his best, Jeigu Dievas stengiasi kaip gali geriausiai, but that the majority of men will not let him save them, bet dauguma žmonių neleis Dievui jų išgelbėti, is to imply that the will of the Creator is powerless. tai reiškia, toks supratimas sako, kad kūrėjo valia yra bejėgė, And that the will of the creature is all powerful. o kūrinio valia yra galinga, ji visagalė. And to cast the blame on Satan actually doesn't help the problem. Ir taip pat numesti kaltinimą ant šėtono taip pat nepadeda. Because if Satan can stop the purposes of God, Nes jeigu šėtonas gali sustabdyti Dievo tikslus, then Satan is almighty. tada šėtonas yra visagalis. How then can God be the supreme being? Kaip tada Dievas gali būti aukščiausias asmuo? It is so obvious in Scripture Rašte yra labai akivaizdu, that God's purposes cannot be defeated, kad Dievo tikslai negali būti pakeisti arba nugalėti. that I can't even spend time to try to answer that with every passage that I could think of. Ir tiesiog neužtektų laiko žvelgti daug rašto nuorodų. But instead, I'd like to give you a picture of God that's presented in the Bible. Bet vietoj to aš norėčiau su jumis pažvelgti į paveikslą, kurį duoda Biblija apie Dievą. Let's turn in your Bibles to the book of Psalms, Atsiverskime psalmių knygą. as we're going to run through some passages very quickly. Ir eisime per tam tikras nuorodas labai greitai. When we speak of God's sovereignty, we are speaking about His supremacy. Kai kalbame apie Dievo suverenumą, kalbame apie tai, kad Dievas yra virš visko. His kingship, Jo karaliavimas, His godhood. jo dievystė. To say that God is sovereign is to declare that God is God. Pasakyti, kad Dievas yra suverenus, tai reiškia pripažinti, kad Dievas yra Dievas. Let's take a journey through these verses in the Bible and get a picture of what God's sovereignty is. Taigi padarykime trumpą kelionę po Bibliją ir susiformuokime paveikslą, koks yra Dievas. And let's write our definition according to the information in the verses. Ir padarykime, užsirašykime savo apibrėžimą, koks yra Dievas pagal šias eilutes. Psalm 2. Antroji psalmė. If you could read the first 4 verses for me, please. Antra psalmė, pirmos 4 eilutės. Kodėl pagonis siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga?
Sukyla žemės karaliai, valdovai, sąmokslus rengia prieš viešpatį ir jo pateptąjį. Jie sako, sutraukėkime jų pančius, nusimeskime jų virves. Tas, kuris danguje sėdi, juoksis, viešpats tyčiosis iš jų. I love verse 4 of Psalm 2. Man patinka antros psalmės 4 eilutė. All the nations and all the kings of the world, Visos pasaulio tautas ir karaliai, it says they gather, they take their stand against the Lord's anointed. jie susirenka ir sukyla prieš viešpaties pateptąjį. Does God fear the wrath of man? Ar Dievas bijo žmogaus rūstybės? Verse 4, he who sits in the heavens laughs. He laughs at them. 4 eilutė. Tas, kuris danguje sėdi, juoksis. That is an amazing picture of God. Tai yra nuostabus paveikslas apie Dievą. One of the first verbs connected with God in the book of Psalms Vienas iš pirmų veiksmažodžių susijusių su Dievu ir psalmėse is that God laughs at his enemies. yra parašyta, kad Dievas juokiasi iš savo priešų. Why does God laugh? Kodėl Dievas juokiasi? Let's turn to Psalm 33, Atsiverskime 33 psalmę. verses 8 through 11. For me, please. Psalmė 33 nuo 8 iki 12 eilutės. Tegul bijo viešpaties visa žemė, tegul garbina jį visi pasaulio gyventojai. Jis tarė ir įvyko, jis įsakė ir atsirado. Viešpats paverčia niekais pagonių sumanimą, suardo tautų planus. Viešpatės sumanimas lieka per amžius, jo širdies mintis per kartų kartas. Palaiminta tauta, kurios Dievas yra viešpats, tauta, kurią jis išsirinko savo nusavybę. Why does God laugh at his enemies? Kodėl Dievas juokiasi iš savo priešų? We see in verse 10 Matome 10 eilutėje, that he frustrates the plans of the people. He nullifies the counsel of the nations. Viešpats paverčia niekais pagonių sumanimą, suardo tautų planus. The nations have their purposes and their ideas and their will. Ir tautos turi savo planus, savo norus, savo valią. But as it says in the 11th verse, God's counsel stands forever. Bet 11 eilutėje parašyta, kad Dievo sumanimas lieka per amžius. They don't know it, but he is directing them towards a certain end. Tautos to nežino, bet Dievas nukreipė jas į tam tikrą pabaigą. Psalm 135. 135 psalmė. Psalm 135 verse 6. 135 psalmė 6 eilutė. One verse. If you could read verse 6 for me. Visa, ko panorėjo viešpats, jis padarė danguje, žemėje ir jūrų gelmėse. Right, we will return to this thought in a moment. Whatever the Lord pleases, that is what he does. Taigi, neužilgo sugrįšime prie tos minties, ką viešpats panori, tą jis ir padaro. Isaiah chapter 14. Izaijo 14 skyrius. Isaiah 14 verse 27. Izaijo 14 skyrius 27 eilutė. You know, what's interesting about these verses that we're looking at is that when I read these verses in Scripture, Yra įdomu apie tas eilutes, kai aš asmeniškai skaitau tas eilutes, it does something to me when I read it. jos įtakoja mane, kai skaitau. It's producing actual worship in my heart for the Lord. Tai sukelia praktinį Dievo garbinimą mano širdyje. Isaiah 14:27, the Lord of hosts has planned, and who can frustrate it? And as for his stretched out hand, who can turn it back? Izaijo 14:27. Kareivijų viešpats taip nusprendė, kas tai pakeis. Jis ranką pakėlė, kas ją sulaikys. There's so much power in this passage. Šioje ištraukoje tiek daug jėgos matome. It's a rhetorical question. Who can frustrate the plans of God? Can anybody frustrate his plans? Čia yra retorinis klausimas, kas gali sulaikyti Dievą, ar kas nors gali pakeisti Dievo planus. Isaiah 41. Izaijo 41 skyrius. Isaiah 41, verses 21 through 23.
Įsėjo 41 skyrius nuo 21 iki 23 eilutės. If you can just read that passage for him, we'll just have you read that. Ateikite, ginkite savo bylą, pateikite įrodymus, sako viešpats, Jokūbo karalius. Priartėkite ir praneškite, kas įvyks. Pasakykite, kas seniau buvo, kad apsvarstytumėte ir suprastumėte, kas įvyks toliau. Praneškite, kas ateityje įvyks, kad žinotumėte, jog jūs esate dievai. Darykite gerą ar blogą, nustebinkite ar išgąsdinkite. Two more passages. Isaiah 46. Įsėjo 46 skyrius. You can read verses 8 through 11. Įsėjo 46 nuo 8 iki 11. Apmastykite ir supraskite, imkite tai į širdį, jūs atskalūnai. Atsiminkite praeitį, kad aš esu Dievas ir kito Dievo panašaus į mane nėra. Aš skelbiu dalykus nuo pat pradžios ir pasakau, kas dar nėra įvykę. Mano nutarimas pasiliks ir aš padarysiu, ką esu numatęs. Aš šaukiu iš rytų plėšrų paukštį, tolimo krašto vyrą, mano paskirtą. Aš tai paskelbiau ir padarysiu, nusprendžiau ir įvykdysiu. Passages like this are so clear that there's actually nothing that I can say. There's nothing that I can say to add to what these verses are saying. Taigi, kai perskaitome tokį ištrauką, nėra nieko daugiau, ką galime pridėti, ką sako šios eilutės. It's interesting, at the end of chapter 44 and the beginning of 45, 44 skyriaus pabaiga ir 45 pradžia. he mentions a king in the future, Cyrus, Užrašytas paminė karalių iš ateities, karalius yra. who would sign an edict one day to let the exiles return back to Jerusalem. He would sign an edict someday. He was a Persian, like a declaration that the future exiles would be able to come back to Jerusalem. Ir tai tas karalius ateityje pasirašys nutarimą, kad ištremtieji iš ateityje galės sugrįžti iš visų ištremtų tautų. And even though this was a pagan king, God says, this is the person that I have chosen to complete my purposes. Ir netgi, kad tai yra pagonių karalius, Dievas sako, aš pasirinkau tą karalių įvykdyti savo tikslus. And we have another passage in Daniel, and just for those who are taking notes, let me just say this one, and I'll go to another one. Ir Danieliui yra viena ištrauka, kas rašote, galite pasižymėti. Daniel 4, 34 through 35, just for those who are taking notes. 4:34 through 35. Danieliaus 4 skyrius nuo 34 iki 35 eilutės. And that's just for a future reference. But I'd like everyone to turn to Psalm 115. Atsiverskime 115 psalmę. Okay, Psalm 115, verse 3. 115 psalmė, 3 eilutė. And this verse, in just a few words, summarizes everything. Ir šita eilutė per tik tai kelis žodžius viską susumuoja. But our God is in the heavens. He does whatever he pleases. Mūsų Dievas danguje, jis padarė visą, kas jam patiko. That is God's job description. Tai yra Dievo darbo apibūdinimas. To do what pleases him. Daryti viską, kas Dievui patinka. Certainly it is a fact of Scripture. Tai yra faktas užrašytas Biblijoje. That everything which God does, he does for his glory. Kad viską, ką Dievas daro, jis daro dėl savo šlovės. He does to promote his glory. Jis daro tai, kad išaukštintų savo šlovę. And we must have a theology which is God-centered, not man-centered. Ir mūsų teologija turi būti sukoncentruota į Dievą, o ne į žmogų. God's glory is the purpose for creation. Dievo šlovė, tai yra, kūrinė buvo sukurta, kad atneštų šlovę Dievui. Revelation. Apreiškimas. And redemption. Ir atpirkimas. God will do as he pleases. Dievas darys taip, kaip jam patinka. Only as he pleases. Ir tik tai, kaip jam patinka. And nothing but what he pleases. Ir Dievas nedarys nieko kito, tik tai, kas jam patinka. Now I'd like to take a moment and just speak briefly about another attribute of God. Taigi trumpai skirkime laiko pakalbėti apie kitą Dievo savybę. God is a being who is perfect
in his perfections. Dievas yra asmo, kuris yra tobulas savo tobulume. He is a God of perfect holiness. Jis yra tobulas šventume. He is a God of perfect righteousness. Jis yra tobulai teisus. He is a God of perfect love. Jis yra tobulai mylintis. And he is also a God of perfect joy. Ir jis taip pat yra Dievas tobulo džiaugsmo. We don't think about that often. Mes dažnai apie tai nemastome. That God is a God of supreme, sovereign joy. Kad Dievas yra aukštesnis savo suvereniame džiaugsme. In fact, God is the most joyful being in the entire universe. Ir Dievas yra pats džiaugsmingiausias asmuo visoje visatoje. And God experienced this joy before the world was ever made. Ir Dievas turėjo tą džiaugsmą prieš pasaulio sukūrimą. Within the fellowship of the Trinity. Ir tas džiaugsmas buvo tarp trejybės bendravimo. God didn't create us because he needed us. Dievas nesukūrė mūsų, kad mes esame jam reikalingi. That is a wrong idea. Tai yra neteisingas mąstymas. Although a preacher can say that, and that might sound good, that may make you feel good. Nors pamokslininkas gali tai pasakyti ir jums tai dėl ta mintis leidžia jums gerai jaustis. But if God created you to fulfill a need in him, something that he lacked, if God created you to fulfill something that he lacked, tai yra taip, jeigu Dievas sukūrė tave dėl savo poreikio, tai reiškia, kad Dievui kažko trūko iki tave sukuriant. then that is not a view of God which demands worship. Tai yra neteisingas požiūris į Dievą, kuris reikalauja garbinimo. I think of a passage in the Psalms which says, in God's presence is fullness of joy. Psalmas yra parašyta, kad Dievo artume yra džiaugsmo pilnatvė. Do you want to know another reason why God is the most joyful being in the universe? Kita priežastis, kodėl Dievas yra džiaugsmingiausias asmuo visoje visatoje. Because he can do whatever he wants, Nes jis gali daryti tai, ką jis nori. and no one can stop him. Ir niekas jo negali sulaikyti. See, the difference is, God never has a bad day. Skirtumas yra toks, kad Dievas niekada neturi blogų dienų. God never has a day like us where he is frustrated. Dievas neturi dienų kaip mes, kad jis yra įpykęs. That's our experience. Tai yra mūsų patyrimas. In the book of Nehemiah, there's a verse that says, the joy of the Lord is your strength. Nehemijo knygoje parašyta, viešpaties džiaugsmas yra jūsų stiprybė. If God is not perfectly sovereign, Jeigu Dievas nėra tobulai suverenus, how can that verse possibly be true? kaip ta eilutė gali būti tiesa? We can always come to God and draw joy from him. Mes visada galime ateiti prieš Dievo ir pasisemti iš jo džiaugsmo, Because in him is everlasting joy. nes jame yra amžinas džiaugsmas. It's a sovereign joy that can never be defeated. Tai yra suverenus džiaugsmas, kurio niekas negali užgožti. As a matter of fact, in Romans 8, Romiečiam 8 skyrius. one of the greatest passages which show us the security of our salvation Vienas iš nuostabiausių skyrių, kuris kalba apie tikinčio užtikrintumą, išgelbėjimo saugumą. if God is not perfectly sovereign, Jeigu Dievas nėra tobulai suverenus, then that passage makes no sense. tai tada tas skyrius neturi jokios prasmės. There is reason to be joyful today. Šiandien yra priežastis džiaugtis. The doctrines of God lead us to his joy, Doktrinos apie Dievą veda prie džiaugsmo. and that's true worship. Ir tai yra tikras garbinimas. Our salvation will be secure because God will win. Mūsų išgelbimas yra ir bus saugus, nes Dievas nugalės. God will be glorified because he will win. Dievas bus pašlovintas, nes jis nugalės. Missions will succeed because God will win. Ir misijos bus sėkmingos, nes Dievas laimės. The gospel will be preached throughout all the world because God will win. Evangelija bus skelbiama per visą pasaulį, nes Dievas nugalės. And the elect will come to faith when the gospel is preached to them because God will win. Ir išrinktieji bus išgelbėti tada, kai Evangelija bus jiems skelbiama, nes Dievas nugalės. Ignatius of Loyola
who was a Jesuit, Catholic priest, Katalikų pamokslininkas Ignacijus iš Lojolos wrote a letter describing the Protestants' theology. And by the way, he calls the Protestants the heretics. Ir jis, tas katalikų pamokslininkas, jis parašė laišką, kuris kaip atsakai protestantų teologiją ir jis vadina protestantus eretikais. So he writes to warn his fellow Catholics about the heretics, the Protestants' teaching. Taigi jis rašo savo draugams katalikams, kad perspėtų juos apie eretikus protestantus. What does he mention as the foundational problem, the foundational difference? Ir ką jis savo laiške paminė kaip pačią esminę problemą arba skirtumą? He says the danger of the Protestants' teaching Jis sako, kad pavojus, kuris yra protestantų mokyme, was that they so emphasize the power of God that the freedom of man will be covered. Ir problema, kurią jis mato, kad protestantai tiek daug moko apie Dievo galę, Dievo laisvę ir Dievo galę, kad žmogaus valia nebėra aukščiausiai vietoje. It's interesting that a Jesuit, this person was said, this is the fundamental difference. Yra įdomu, kad jezuitas matė šitą kaip esminį skirtumą. Because this is like the door that changes everything into two different paths. Nes tai yra kaip duris, per kurias kelias išsiskiria į dvi pusės. And the reason why this doctrine is a danger to Catholic theology. Ir priežastis, kodėl tokia doktrina yra pavojus katalikų mokymui. And some of you were saved out of a Catholic background. Ir kai kurie iš jūsų iš katalikų aplinkos esate išgelbėti. Is that in Catholic theology, the church itself is the mediator and dispenser of grace. Katalikų bažnyčia, pati bažnyčia yra tarpininkas ir ta bažnyčia, kuris suteikia malonę. Not Christ. Ne Kristus. And the Roman Catholic concept of grace Ir kaip supranta Romos katalikai malonę, is merely a necessary aid, like a medicine. yra taip, kad tai yra malonė, kaip ją supranta katalikai, kad tai yra tarsi vaistai. But not an efficient power that actually saves. Bet tai nėra pakankama efektyvi jėga, kuri išgelbėtų pilnai. Pastor is preaching through Ephesians 2. Pastorius šiuo metu pamokslauja iš Efeziečiam 2 skyriaus. Take a look at that passage and tell me, what does saving grace look like? Pažvelkite į tą skyrių ir pasakykite, kaip atrodo išgelbėjanti malonė. Is it just an aid, like an ointment? Ar tai yra tik tai vaistai? Or is it resurrection power for those who are dead in sins? Ar tai yra prisikėlimo jėga tiems, kurie yra mirę nuodėmėse? Turn back to the book of Isaiah. Sugrįžkime į Isaijo knygą. Isaiah 45. Isaijo 45 skyrius. And here we will see a similar passage, just like the one that we started with. Ir čia yra panašus skyrius, su kokiu mes pradėjome. Isaiah 45, verse 9. Isaijo 45 skyrius 9 eilutė. Woe to the one who quarrels with his maker. An earthenware vessel among the vessels of earth. Will the clay say to the potter, what are you doing? Or the thing you are making say, he has no hands. Vargas tam, kuris vaidėjasi su savo kūrėju, molio šukė su puodžiumi. Ar sako molis puodžiui, ką darai? Arba dirbinys savo dirbėjų, tu esi neišmanėlis. It's kind of interesting that last week Pastor Mark was talking about in his seminar about the pots, the way that pots were made in biblical times. Ir yra įdomu, kad praeitą savaitę misionierius Markas dėstė iš Biblijos istorijos apie puodžius, kaip puodžiai darydavo savo dirbinius. Think again about the absurdity of man in this passage. Pažvelkime dar kartą apie žmogaus absurdiškumą iš šios vietos. And this is the absurdity of sin, of man in sin. Tai yra absurdiškumas, kai yra žmogus yra nuodėmėje. That at all cost they resist God, they resist Him. Kad ir kiek žmogui kainuotų, žmogus priešinasi Dievui. To start on this path is the path that will eventually lead to atheism. Ir pradėti nuo tokio kelio priešintis Dievui, tai nueisi iki ateizmo. Clay
has no rights. Has no rights. Molis neturi jokių teisių. It's useless for the pot to argue with the potter because it is under the control of the potter. Ir indui yra beviltiška ginčytis su savo kūrėju, nes kūrėjas turi visą valdžią. And there is no clash of wills between the pot and the potter. There's no clash, there's no fight. Ir tarp dirbinio ir kūrėjo nėra jokios konflikto arba jokios kovos. Imagine a pot which says of the potter, he has no hands. Imagine the pot saying, the potter has no hands. Įsivaizduokite, indas sako kūrėjui, tu neturi rankų. That is a picture of us in our sins. Tai yra pavyzdys, kaip mes esame savo nuodėmėse. Woe to those who find fault with God's arrangements. Vargas tam, kuris vaidėjasi su savo kūrėju. Because when we see the biblical picture Nes of God in Scripture, kai mes matome, kokį paveikslą Biblija duoda apie Dievą, the declaration that ultimately comes from this kind of teaching, like we heard in that pastor's sermon. Ir išvados, kurios... The kind of teaching that we hear in that pastor's sermon. Ir tai toks, pavyzdžiui, mokymas, apie kurį mes girdėjome iš to pamokslininko iš Lietuvos. When we see God's sovereignty in Scripture, kai mes matome rašte Dievo suverenumą, our reaction is to declare, God is not fair. Mūsų reakcija yra pasakyti, kad Dievas elgiasi nesąžiningai. Where do you get a standard to measure God? Iš kur tu gali paimti standartą, pamatuoti Dievą arba įvertinti Dievą, pagal kokią standartą? When people make an idol, Kai žmonės padaro stabą, what they're trying to do is to make a God who accommodates their lifestyle. Jie bando padaryti Dievą, kuris atitiktų jų gyvenimo būdą, Their way of thinking. atitiktų jų mąstymo būdą. And that's what we see in religion, man's religion. Ir tai mes matome žmogaus religijoje. A false view of God. Tai yra klaidingas mąstymas apie Dievą. If I do this ritual, Jeigu aš atlieku šitą ritualą, God is obligated to do something for me. Dievas yra įpareigotas man padaryti kažką. God can be controlled just like a vending machine, like a Coke machine. You just put the right amount in, push the right buttons. Ir toks supratimas sako, kad Dievas yra, gali būti kontroliuojamas kaip maisto arba gėrimo aparatas. But isn't it interesting how some Protestants teach, and you get that implication from their teaching? Bet įdomu, kad kai kurie protestantai moko ir tą kryptį taip pat mes matome iš jų mokymo. Because ultimately man does not want to be ruled by God. He wants to control God. Nes natūraliai žmogus nenori būti valdomas Dievo, jis nori kontroliuoti Dievą. And that's what man's religion is apart from the truth of the Bible. Ir todėl žmogaus religija yra toli nuo Biblijos tiesos. Turn to Romans chapter 9 for me, please. Atsiverskime Romiečiam 9 skyrių. Romans 9. Romiečiam 9 skyrius. Interesting how we see those passages in Isaiah that talk about the potter and the pots. Yra įdomu, kad iš Izaijo knygos matėme apie puočio ir dirbinį. I think that when Paul wrote the book of Romans, that he had spent the last few months in the book of Isaiah. Aš manau, kad kai Paulius išrašė Romiečiam laišką, jis neseniai studijavo Izaijo knygą. Because he quotes so often from Isaiah. Nes jis labai dažnai cituoja iš Izaijo knygos. And he even uses some word pictures. Ir jis taip pat naudoja tam tikrus žodžių paveikslus. Verse 19 and 20. 19 ir 20 eilutė. Paul is teaching something in the context about God's sovereignty. He's teaching something there. Kontekste 9 skyriaus Paulius mokina apie Dievo suverenumą. And here's the thing. Paul knows that man will have an objection. He knows. Ir štai ką, Paulius žino, kad žmogus natūraliai priešinsis. You will say to me then, why does he still find fault for who resist God's will?
Gal man pasakysi, o už ką tada jis kaltina? Kasgi galėtų atsispirti jo valiai? Verse 20, on the contrary, who are you, O man, who answers back to God? The thing molded will not say to the molder, why did you make me like this? 20 eilutė atsakymas. Ak žmogau, kasgi tiesą sakant tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui? Argi darbinys klausia meistro, kodėl mane tokį padarei? It's just like those passages in Isaiah. Tokia pati ištrauka kaip iš Izaijo knygos. Paul's first response is to say, who are you to question God? Paulius pirmas atsakas yra, kas tu toks, kad tu drįsti klausti Dievą? Who are you, O man? Kas tu toks žmogau? You know, sometimes I think a good place for us to start is to recognize who we are before God. Kartais geriausia vieta mums pradėti yra suprasti, kokie mes esame prieš Dievą. You want to know another passage in Scripture that really promotes worship? Žinote, dar viena rašto ištrauka iš rašto, kurie sukelia tikrą garbinimą. At the end of Job, Jobo knygos pabaigoje, after all of the discussion and all of the questions and everything that they talk about in Job, po visų diskusijų ir klausimų, kur Jobas kalbėjo su savo draugais, God comes to Job as the questioner. Dievas ateina pas Jobą ir Dievas yra tas, kuris užduoda And klausimą. rather than explaining his sovereign plan to Job, which he doesn't have to do, Ir vietoj to, kad Dievas paaiškintų Jobui savo suverenų planą, nors Dievas to neturi daryti. instead he says to Job, where were you, Job, when I laid the foundations of the earth? Vietoj to Dievas sako, kur tu Jobai buvai, kai aš dėjau žemės pamatus? Where were you when I set its measurements? Kur tu buvai, kai aš išmatavau viską? Are you the one who commands the morning? Ar tu esi tas, kuris nusprendžia, kada bus rytas? Did you give the horse its power? Ar tu suteikai žirgui jo jėgą? Or did you teach the eagle to fly? Ar tu išmokai erelį skraidyti? God is teaching Job something about himself. Dievas mokina Jobą kai ką apie save. That it is not with man to question his maker. Tai reiškia, kad žmogus negali klausinėti, prieštarauti Dievui arba kaltinti Dievą. And remember the context of what we're talking about here. Ir prisiminkime kontekstą, apie kurį mes kalbame. This is a response to what we're seeing in Lithuania. Tai yra atsakas, ką mes matome Lietuvoje. By the way, it's also no mistake that this church also teaches that you can lose your salvation. Ir kaip tai nėra sutapimas, kad ta pati bažnyčia mokina, kad galime prarasti išgelbėjimą. Because your theology is connected. Nes visa teologija yra susijusi. This is the absurdity of sin. Tai ta bažnyčia, kur tas pastorius mokino, tai yra nuodėmės absurdiškumas. And even in our hearts there's a hesitancy, there's a reluctance to confess God as ruler. Ir mūsų širdise yra spyriojimasis pripažinti Dievą kaip valdytoją. I often wonder why I see people who are working so hard to defend their idea of man's freedom. Aš kartais stebiuosi, žvelgdamas iš žmonės, kurie taip stipriai stengiasi apginti žmogaus laisvę. Don't they realize that kind of teaching does harm to the gospel? Ar jie nesupranta, kad toks mokymas padaro žalą Evangelijai? Look, think about how it affects other doctrines. Pamastykime, kaip tai įtakoja kitas doktrinas. If man is absolutely free and God can't impose his will in any way, Jeigu žmogus yra visiškai laisvas ir Dievas negali įtakoti žmogaus valios, how can you believe that the Bible is really inspired? kaip tu gali tikėti, kad Biblija iš tikrųjų yra įkvėpta? What does the word say? Ką raštas sako? Holy men were carried along by God. In 1 Peter, holy men were carried along as they wrote the script, as they wrote the Bible. Pirmas Petro parašyta, kad šventi Dievo žmonės buvo vedami šventosios dvasios užrašyti raštą. That the words of God are breathed out. Kad Dievo žodžiai yra įkvėpti. That God was controlling the inspiration process. Kad Dievas kontroliavo Biblijos įkvėpimą. Obviously there was an imposition of will. There was God's will involved in that. Ir per visą tą veiksmą buvo tame Dievo valia. And ultimately, when you preach this way,
the focus is off of God and it's on you. Ir kai tu taip pamokslauji, visas susikoncentravimas nueina nuo Dievo į tave. This is what I heard in the sermon. Tai, ką aš girdėjau pamoksle, Our visions, mūsų vizijos, our plans, mūsų planai, our ideas. mūsų mintis, I, aš, me, mane, you, tu, us, mus, ours. mūsų. The entire sermon was nothing but that. Visa pamoksla buvo apie tai kalbama. It starts to sound like some modern worship songs that I've heard, quote unquote. Ir skamba taip, kaip šių dienų modernios kabutėse garbinimo giesmės. After 40 minutes, do you think that that's a problem? I, me, us? Ir po 40 minučių, kai yra įvaržiai aš, mus, tave, ar tu matai tai kaip problemą? There's only one being in the universe who has the right to say I. Yra vienintelis asmuo visatoje, kuris turi teisę pasakyti aš. And that's God. Ir tai yra Dievas. But there is another being who does say that. Bet yra ir kitas asmuo, kuris tą sako. Turn back to Isaiah. Sugrįžkime į Izaijo knygą. In Isaiah 14, Izaijo 14 skyrius. this passage will be familiar. Šitą rašto ištrauką turi būti žinoma. So we see a picture of Satan. Mes matome Šėtono paveikslą. Isaiah 14, and we're not going to read it, just verses 13 through 16, Nuo 15. 13 iki 15 eilutės. Satan says, I will ascend to heaven. I will be like the Most High. I. Šėtonas sako, aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus aukščiausiajam. Aš. The thing is, in Scripture, Satan knows that God is sovereign. Raštuose Šėtonas žino, kad Dievas yra suverenus. And Satan knows that God rules over him as well. Ir Šėtonas žino, kad Dievas taip pat turi didesnę jėgą ir vadovauja Šėtonui. And he knows what his end is. Ir Šėtonas žino, kokia yra jo pabaiga. And that is why Satan is that's why he's the biggest example of this absurdity. Ir todėl Šėtonas yra pats didžiausias pavyzdys to absurdiškumo. Because he hates God's sovereignty. Nes jis nekenčia Dievo suverenumo. He takes pleasure when God's people dislike it as well. Ir Šėtonas mėgaujasi, kai ir Dievo žmonės nemėgsta to paties. This pastor, he's not evil. Tas pastorius nėra piktas. I don't dislike him. Nėra taip, kad aš jo nemėgčiau. I don't want you to dislike him. Aš nenoriu, kad jūs jo nemėgtumėte. But he is in error. Bet jis yra klaidoje. Turn to Isaiah 64, please. Izaijo 64 skyrius. Isaiah 64, and if you can read verses 6 and 7. Izaijo 64, 6, 7 eilutės. Mes visi esame kaip nešvarūs, mūsų teisumas kaip purvinės karmalai. Mes visi vystame kaip lapai, mūsų piktadarystės blaško mus kaip vėjas. Ne vienas nesišaukia tavo vardo, nepakyla, kad įsikibtų į tave. Tu paslėpai savo veidą nuo mūsų, palikai mus dėl mūsų nusikaltimų. This is a picture of us, once again. Čia yra dar kartą paveikslas, koks yra žmogus, kokie mes esame. When man gets a real picture of who he is before God. Kai žmogus pamato pilną paveikslą, koks jis yra prieš Dievą. Like Isaiah 6. Kaip Izaijo 6 skyrius. And now read verse 8 for me. 8 eilutė tas pats skyrius. Viešpatie, tu esi mūsų tėvas, mes molis, o tu puodžius, mes visi tavo rankų darbas. The people of God gladly confess that they are God's pots. Dievo žmonės su džiaugsmu išpažįsta, kad jie yra Dievo indai, Dievo molis. Creatures made by his hands. Kūriniai sukurti Dievo rankų. The renewed heart rejoices in knowing that God is our Father. Atnaujinta širdis džiaugiasi žinodama, kad Dievas yra mūsų tėvas, our Creator, mūsų kūrėjas, the potter who has formed us by his own hand. Puodžius, kuris pats jis mus suformavo savo rankomis. When we approach God with an attitude of
humility. Kai mes artinamės prie Dievo, turime prieiti su nuolankumu. When all the fighting is over, Kai visa kova baigta, when the smoke is cleared Okay. over the battlefield, kai iš mūšio lauko išsisklaido dūmai, ultimately there will be two kinds of people. galiausiai bus dviejų rūšių žmonės. Ones who will go into eternity shaking their fist, Pirma grupė eis į amžinybę mojuodami savo kumščiais. and the other who says the words of verse 8. Ir antra grupė žmonių, tie, kurie sakys 8 eilutę. The renewed heart rejoices in God. Atnaujinta širdis džiaugiasi viešpačiu. Jonathan Edwards said that one of the surest evidences of salvation in a person Jonas Edwardsas pasakė, kad vienas iš aiškiausių išgelbėto žmogaus akivaizdumų is when they love those doctrines which are offensive to the natural man, yra those tada, doctrines of God. kai išgelbėtas žmogus myli Dievo suverenumo doktrinas, kurios neišgelbėtam žmogui yra priešprieša. And that's a test that we can apply to ourselves. Ir tai yra testas, kurį mes galime save išmėginti. Because even in a group like this, Netgi tokiame susirinkime kaip dabar, perhaps there is somebody who is sitting here. galbūt yra kažkas, kuris čia sėdė. And even though my sermon isn't much, doesn't amount to much, Ir mano pamokslas galbūt nepadaro labai daug. their heart is still hard to the truth of the word. Ir to žmogus širdis vis dar yra kieta Dievo žodžio tiesai. Doesn't matter what God's word says. Ir žmogus sako, nesvarbu, ką sako Dievo žodis. I will believe as I want to believe. Aš tikėsiu taip, kaip aš noriu. When you preach the truth of God's word, Kai tu pamokslauji Dievo žodžio tiesą, and I'm coming to a conclusion, ir aš einu prie išvado, there will always be controversy. visada bus priešiškumas. Because definite truth cannot exist side by side with error. Nes visada tikra tiesa negali eiti lygiai pėda pėdon su klaida. If you commit to preaching through this book from cover to cover, Jeigu įsipareigoji pamokslauti šitą knygą nuo pirmo viršelio iki nugaros, not skipping anything in any passage, nepraleidžiant nei vienos ištraukos arba nei vieno skyriaus, but presenting what appears in the passage, bet pertikti tai, kas yra sutinkama rašte, there will be controversy. visada bus priešiškumas. As a matter of fact, it was Martin Luther who said that to his followers. He said, when you preach the gospel as the Bible presents it, there will always be controversy. Martinas Liuteris savo mokiniams pasakė, kada jūs pamokslaujate Evangeliją taip, kaip Biblija ją pristato, visada bus priešiškumas. Now, perhaps some of you have encountered some people who perhaps think differently about some of these things. Galbūt jūs sutikote žmonių, kurie masto kitaip apie kai kurios dalykus. Understand that we don't want controversy. Supraskite, mes nenorime, kad būtų priešiškumas. And we don't want people to go out and start arguments. Ir mes nenorime, kad žmonės pradėtų argumentus. But perhaps you know family members, people in your life Bet galbūt yra šeimos nariai, who have another opinion about these things. kurie turi kitą nuomonę apie tas tiesas. I just want to give you 3 really quick responses to them. Aš noriu duoti jums 3 greitus atsakymus, jeigu žmonės užklaus jūsų. These are questions that you can ask to show them that they actually believe what the Bible teaches. Tie klausimai, jūs galite juos užduoti tiem žmonėm, kad parodyti, kad tie žmonės iš tikrųjų tiki, ką mokina Biblija. And you can ask these questions. Ir jūs galite pateikti tos klausimus. 1, Pirmas, do you pray? ar tu meldiesi? Think about it. Pagalvokime. If you pray, doesn't that imply that God is in control of everything? Jeigu tu meldiesi, ar tai nereiškia, kad Dievas viską kontroliuoja? If God isn't in control of everything, then why would you pray? Jeigu Dievas visko nekontroliuoja, tai kodėl tu meldiesi? Secondly, do you thank God for your salvation?
Antras, ar tu dėkoji Dievui už savo išgelbėjimą? Why do you do that? Kodėl tu tai darai? Because you know in your heart that God was entirely responsible for it. Nes tu žinai savo širdyje, kad Dievas yra atsakingas už tavo You did išgelbėjimą. not save yourself. Tu He saved you. pats neišsigelbėjai, bet Dievas tave And your išgelbėjo. thanksgiving is itself an acknowledgement that your conversion was not your own work. Ir tavo dėkingumas, pats dėkingumas reiškia, kad tu supranti, kad tavo išgelbėjimas nebuvo tavo darbas. Deep down inside, you know that to not thank God would be blasphemous. Giliai širdie tu žinai, kad nepadėkoti Dievui būtų piktžodžiavimas. And third, do you pray for unbelievers' salvation? Trečias klausimas, ar tu meldiesi už netikinčiųjų išgelbėjimą? You can ask a person, well, when you pray for an unbeliever's salvation, what are some things that you say? In the prayer? Yeah. Tu gali paklausti žmogaus, kai tu meldiesi už netikinčiųjų išgelbėjimą, ką tu sakai maldoje? Say something like, God, we would pray that you would bring them to Christ. Ar tu meldiesi, Dieve, atvesk tą žmogų prie Kristaus? Or God, we pray that you would open their eyes. Ar meldiesi, Dieve, atverk to žmogaus akis? That's not different than what I see in Scripture. That's the same thing I would pray as well. Tai neprieštarauja tai, ką sako Biblija, aš taip pat taip melščiausi. Even your prayers admit that God has to be sovereign. Netgi tavo malda pripažįsta, kad Dievas turi būti suverenus. And only God can open someone's eyes to these truths. Ir tik tai Dievas gali atverti žmogaus akis toms tiesoms. Wrapping up. Ir tai trumpai sukonkretinkime. The ministers of this church have done our best to avoid needless arguments. Ir šios bažnyčios tarnautojai stengiasi, kaip galima geriausia išvengti nereikalingų argumentų arba ginčių. And to live the words of the Apostle Paul in Colossians 3. Ir gyventi pagal apaštalo Pauliaus žodžius, Kolosiečiam 3 skyrius, 12 ir 13 eilutės. And you just go ahead and just you read that for me. Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems. We approach this truth with an attitude of faith. Ir mes prieiname prie šios tiesos su tikėjimu. God's thoughts are not our thoughts. Dievo mintis nėra mūsų mintis. And the foolishness of the world, the wisdom of the world is foolishness with God. Ir pasaulio išmintis yra kvailystė Dievui. Lastly, Ir paskutinis dalykas. this is a call for us to go deeper in the Word. Ir tai yra šaukimas mums giliau eiti į Dievo žodį. To go deeper in what the Bible says. Gilintis labiau, ką Biblija sako. Not to be content with just feeding on the lowlands. Nebūti pasitenkinusiais maistu, kuris yra žemose vietose. But to know that there are higher places to go. Bet žinoti, kad yra aukštesnių vietų, kur mes galime eiti. In your study of the Word. Savo rašto studijose. Let's pray. Pasimelskime.